Sveiki! Tęsiame rubriką, kurioje važiuojame per 12 regitros egzaminavimo centrų ir kartu su egzaminuotojais parodome situacijas ar vietovės, kuriuose kandidatai dažnai suklysta, bei paaiškiname, kaip išvengti šių situacijų ir nedaryti šių klaidų. Šiandien esame Vilniuje, Mėnulio gatvės padalinyje, bei sveikiname su egzaminuotoju Irvinu. Labas, Irvinai. Labas. Esame Sėlių ir Kęstučių gatvių sankryžoje. Šioje vietoje pagrindinis kelias suka į dešinę, tačiau važiuojant tiesiai nuo pagrindinio kelio išvažiuojame į šalutinį. Būtent čia kandidatai kartais pamiršta, kad toliau važiuojant šalutiniu keliu reikia įvertinti situaciją sankryžoje ir nepamiršti transporto priemonių artėjančių iš dešinės. Todėl važiuojant tiesiai svarbu neskubėti, pasižvalgyti į dešinę ir įsitikinti, kad nėra transporto priemonės, kuriai turime suteikti pirmenybę. Dabar esame Liubartų ir Kęstučio gatvių sankryžoje. Čia pasitaikanti klaida, atliekant posūkį pasirenkama netinkama trajektorija ir įvažiuojama į priešpriešinio eismo pusę. Todėl prieš atliekant manevrą svarbu įvertinti sankryžos išdėstymą, kelio ženklinimą ir aiškiai suprasti, į kurią važiuojamosios dalies pusę turime įvažiuoti. Posūkį atlikite ramiai, laikykite savo eismo krypties ir pasirinkite saugią trajektoriją. Esame išvažiavę iš Parodų gatvės į Laisvės prospektą. Šioje vietoje vienu metu reikia įvertinti kelis svarbius dalykus. Pirmiausia, kelio ženklinimą. Prieš įsiliejant į Laisvės prospektą svarbu laiku pasirinkti tinkamą eismo juostą ir persirikiuoti dar iki to momento, kai ženklinimas to padaryti nebeleidžia. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į dviračių taką ir įsitikinti, kad juo nevažiuoja dviratininkas, kuriam turime suteikti pirmenybę. Įvažiavus į greitėjimo juostą, svarbu ją pasinaudoti pagal paskirtį, įsibėgėti, įvertinti pagrindinių kelių važiuojančių transporto priemonių greitį ir saugiai įsilieti į eismo srautą. Paskutinė vieta – posūkis iš Pilaitės prospektų į Mėnulio gatvę. Viena svarbiausių užduočių čia iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą ir posūkį atlikti iš dešiniausios, tai yra autobusų juostos. Tačiau prieš sukant reikia nepamiršti ir dviračių tako. Būtina apsidairyti ir įsitikinti, kad juo nevažiuoja dviratininkas, kuriam atlikdami manevrą turėtume suteikti pirmenybę. Todėl artėjant prie šios vietos svarbu neskubėti, stebėti ženklinimą, laiku pasirinkti juostą ir prieš kertant dviračių taką dar kartą įvertinti aplinką. Ačiū Irvinai. Tikimės, kad šios situacijos padės geriau pasiruošti praktikos egzaminui. Na, o mes keliaujame toliau ir susimatysime jau kitame mieste. Sėkmingų kelionių ir tikime, kad jums tikrai pavyks.